2016 metais galingiausias pasaulio milijardierius nusprendė sukurti kosminį laivą, galintį per mūsų gyvenimą pasiekti kitą žvaigždę. Jie perdavė $100 milijonų geriausiems silicio slėneriams, kad tai taptų tikrovė. Ir šiandien viską sustabdė fizikos problema, kurios joks kodas negali išspręsti. Tarp žvaigždinėms kelionėms paslaptis nėra geresnio kompiuterio sukūrimas. Tai mikroskopinis stiklo gabalėlis, gulintis Teksase, be variklio, be jokių judančių dalių, be dirbtinio intelekto, tačiau galintis tiksliau valdyti savo kursą, nei bet kuris kada nors sukurtas dronas. Ir tai gali būti vienintelis dalykas, kuris iš tikrųjų nuves mus prie kitos žvaigždės. Pirmas skyrius. $100 milijonų vertės vaiduoklių laivas. Alpha Centauras, Breakthrough Starshot tikslas, yra už 4,37 šviesmečių nuo Žemės. Tai yra 25 trilijonai mylių. Bet kiek tai iš tikrųjų yra toli? Vienas greičiausių žmonijos paleistų objektų yra New Horizons zondas. Jis judėjo maždaug 36 000 mylių per valandą greičiu, kai buvo paleistas nuo Žemės. Vis dėlto, jei pastatytumėte New Horizons ant trasos ir nukreiptumėte jį į Alpha Centauro žvaigždę, jis ten atvyktų maždaug po 78 000 metų. Kitaip tariant, ne per jūsų gyvenimą, ne per jūsų vaikų gyvenimus ir net ne per jokios civilizacijos, kuri dar atpažintų jo kūrėjus, gyvavimo laikotarpį. Prieš 78 000 metų didžioji šiuolaikinių žmonių banga dar nebuvo užliejusi viso pasaulio. Mes dar nebuvome išradę žemdirbystės, rašto, rato, valdžios, pinigų ar organizuotos religijos. Visą tą laiko juosta telpa į laiką, kurio prireiktų greičiausiam mūsų erdvėlaiviui nukeliauti iki artimiausios žvaigždės. Ir jei jums įdomu, Apollo mėnulaiviai greičiausiai pilotuojami erdvėlaiviai, kuriais žmonija kada nors skrido, pasirodytų dar prasčiau. Jiems prireiktų stulbinančių 114 000 metų pasiekti Alpha Centauro sistemą. Tai verčia New Horizons 78 000 metų kelionę atrodyti beveik optimistiškai. Kai Jurijus Milneris, rusų milijardierius fizikas, 2016 metais New York'e stovėjo ant scenos, būtent šią laiko ir atstumo problemą jis pasiryžo išspręsti. Pamirškite cheminės raketas. Nustokite bandyti gabenti kurą trilijonus mylių, nes kuras turi masę, o masei perkelti reikia daugiau kuro, kas prideda dar daugiau masės, o tai reikalauja dar daugiau kuro. Tai užburtas ratas. Ir būtent todėl raketos iš esmės tai yra kuro bakai. Vietoj to palikite kurą ant Žemės ir naudokite milžinišką lazerių masyvą. Tada sukurkite erdvėlaivį, kuris būtų toks mažas ir lengvas, kad svertų vos 0,03 uncijos arba 1 gramą. Jo centre yra mikroschema, dydžio kaip pašto ženklas, turinti kamerą, procesorių, bateriją ir siųstuvą. Ir visą tai pritvirtinkite prie 13 pėdų pločio burės, kuri yra tik kelių šimtų atomų storio. Visa tai reiškia, kad pačios šviesos slėgis gali stumti erdvėlaivį per kosmosą. Breakthrough Starshot ją pavadino žvaigždiniu lustu ir teoriškai tai atrodė paprasta. Nukreipkite lazerius į jos burę ir stebėkite, kaip ji per kelias minutes įsibėgėja iki daugiau nei 37 200 mylių per sekundę greičio. Judėdama 20% šviesos greičio, ji Alpha Centauro sistemą pasiektų vos per 20 metų, o tai gerokai geriau nei visi 78 000 metų. Laikotarpis sutrumpintas iki 1 kartos, o ne daugybės kartų. Ir kad padidintų tikimybę, jog bent kai kurie išgyvens kelionę, jie siūstų ne vieną žvaigždinį lustą, o 1000 tokių lustų flotilę. Net Milnerio komanda žinojo, kad atsarga pigesnė už apgailestavimą. 20 metų kelionė yra skaičius, kurį žmonės gali įsiminti. Nesvarbu, kad kai žvaigždinis lustas pagaliau pasieks Alpha Centaurą, atstumai bus tokie milžiniški, kad vien perduoti vaizdus atgal į Žemę per savo lazerius užtruks 4 metus. 4 metai – tai tik lašas jūroje. Mes bent jau teoriškai galėtume būti gyvi, kad pamatytume tuos duomenis sugrįžtančius. Todėl 2016 metų renginio minia plojo, nes ši idėja tikrai buvo verta plojimų. Apie itin svarbią lazerių sistemą Enterprise daug nekalbėjo. Vien tam reikėtų sugeneruoti 100 gigavatų galios, kad sistema veiktų. Tai maždaug prilygsta bendram maždaug 100 branduolinių elektrinių elektros galiai veikiančių vienu metu. Visa. Jungtinė karalystė. Visi šviesos šaltiniai, visos gamyklos, visi telefono įkrovikliai ir kiekvienas kavos aparatas kiekviename Londono biure. Paprastai sunaudoja mažiau nei 40 gigavatų per įprastą dieną. Taigi, Starshot lazeriams reikėtų 2,5 karto daugiau galios, nei visos Didžiosios Britanijos elektros tinklas, nukreiptas į pašto ženklą kosmose. Tai nebuvo jokia paslaptis. Inžinieriai žinojo projekto logistikos parametrus ir vis tiek tai pasakė. Matyt buvo planas šią energijos problemą išspręsti vėliau.
Jie to nepadarė. Jie taip pat neišsprendė kitos problemos, tos, kuri būtų sunaikinusi mažytį kosminį laivą dar prieš jam paliekant Saulės sistemą, nepriklausomai nuo to, kiek energijos būtų buvę. Problema, kurios $100 milijonų biudžetas negalėjo išspręsti. Antras skyrius – slidus spindulys. Milžiniška lazerio sija, ta pati, kuri stumia mažytį kosminį laivą ir kuriai reikia beprotiškai daug energijos, taip pat yra ta sija, kuri jį visiškai sunaikina. Tai įvyks akimirksniu pagal sumanimą, kaip tiesioginė fizikos dėsnių pasekmė, vos tik burė net ir šiek tiek nukryps nuo centro, o tai neišvengiamai ir nutiks. Visata nėra laboratorija su kontroliuojamomis sąlygomis. Lazeris turi įveikti 100 mylių sūkuriuojančios turbulentiškos atmosferos, kol net pasiekia kosminį laivą. Įsivaizduokite, kad bandote subalansuoti rutuliuką ant kito rutuliuko. Teoriškai tai įmanoma. Geometrija tai leidžia, bet vos tik viršutinis rutuliukas pajuda, kad ir per milimetro dal į šoną, gravitacija jo nebesugrąžins atgal. Jis pradeda greitėti nuo rutuliuko. Kuo labiau jis pajuda, tuo greičiau tolsta. Nestabilumas pats save stiprina. Dabar įsivaizduokite, kad viršutinis rutuliukas yra kosminis laivas, pagamintas iš medžiagos plonesnės už muilo burbulą. Apatinis rutuliukas yra lazerio spindulys, nešantis 100 branduolinių elektrinių generuojamą galią, o nukritimas reiškia momentinį išgaravimą. Tai yra nestabilumas išsilaikant spindulyje. Šią problemą tiriantys mokslininkai atrado kažką beveik poetiškai nuviliančio. Plokščiaburė niekada nėra stabili lazerio spindulyje. Net jei ją suksite ar keisite jos formą kaip tik norite, plokščiaburė niekada nėra stabili. Ir taškas. Esant nedideliam greičiui, tai yra erzinanti inžinerinė problema. Galbūt net galėtumėte tai ištaisyti įdiegę jutiklius, kurie aptinka sviravimus, borto kompiuterius klaidoms apdoroti arba netgi kelis variklius, kurie tiesiog pastumtų kosminį laivą atgal į centrą. Visa ši grandinė gali užtrukti kelis šimtus milisekundžių, kas yra įmanoma. Tačiau visa tai teoriškai vyksta 20% šviesos greičiu. Esant tokiam greičiui, keli šimtai milisekundžių yra amžinybė. Kol jutikliai aptiks svyravimą, jį apdoros, nusiųs signalą į variklį ir palauks, kol jis įsijungs. Kosminis laivas jau bus nukeliavęs beveik 18 000 kilometrų. Tas korekcijos langas, arba tiesiog tarpas tarp svyravimo pradžios ir kosminio laivo išnykimo, matuojamas mikrosekundėmis. 1 milijoninė sekundės dalis. Greičiausi Žemėje esantys valdymo varikliai negali sureaguoti taip greitai, kaip reikalauja toks korekcijos ciklas. Kosminis laivas išgaruotų dar prieš mechaniniams vožtuvams spėjant atsiverti. Ir tai dar prieš mums pereinant prie kosminių dulkių. Kelias nuo Žemės iki Alfa Kentauro, kaip manoma, turi apie 100 sekstilijonų dalelių, įskaitant dulkes, vandenilio ir helio atomus. Judant 20% šviesos greičiu, kiekviena iš jų smogia erdvėlaiviui kaip kulka. Korėjos astronomijos ir kosmoso mokslų instituto tyrėjai atliko skaičiavimus ir nustatė, kad plieninis erdvėlaivis savo paviršiuje sukauptų 0,15 colio pločio ir 0,04 colio gylio kraterių. Gerokai anksčiau nei pasiektų savo tikslą. Pakankamai didelė dulkių dalelė visiškai sunaikintų erdvėlaivį. Breakthrough Starshot buvo sumanytas kaip silicio slėnio projektas, o silicio slėnio atsakymas į tai – tiesiog rašyti geresnį kodą, greitesnį kodą, protingesnį kodą. Jei korekcijos ciklas per lėtas, kodėl tiesiog neoptimizuoti korekcijos ciklo? Na, jei procesorius nespėja, sukurkite greitesnį procesorių. Šis požiūris iš esmės tinka kiekvienai problemai, kurią programinė įranga kada nors buvo paprašyta išspręsti. Ir būtent todėl tai yra įprasta visos inžinierių kartos reakcija. Tų, kurie matė, kaip programinė įranga užvaldo pasaulį ir padarė išvadą, kad programinė įranga gali užvaldyti bet ką. Tačiau ji negali įveikti šios kelionės masto, nes kelionė į kitą žvaigždžių sistemą nėra programinės įrangos problema, užmaskuota kaip techninės įrangos problema. Vėlavimas, matuojamas šviesos greičiu, nėra klaida, kurią būtų lengva pašalinti. Signalas, kuris nurodo įjungti variklį, vis tiek turi pereiti per fizinę techninę įrangą. Tačiau kosminis laivas juda neįtikėtinu greičiu, todėl net ir menkiausias delsimas reiškia, kad iki kol kas nors sureaguos, jis jau bus įveikęs milžinišką atstumą. Ir tai nėra programinės įrangos problema, kurią galima optimizuoti, nes fizika juda greičiau nei kodas. Turite gerbti pradinę Breakthrough Starshot komandą. Prieš projektui pradedant veiklą, jie viešai paskelbė inžinerinių iššūkių sąrašą ir padarė jį pagirtinai skaidrų. Sąraše ši problema buvo pripažinta tiesiogiai. Spindulio nestabilumai čia yra svarbiausi, kaip ir tie skirtingi jėgų ponių poveikiai, būriai bei skirtingas įkaitimas. Tai skamba tarsi koronerio ataskaita dar negimus pacientui. Jie su šia problema gyveno 9 metus.
9 metai mažų grantų, akademinių konferencijų, viltingų straipsnių ir pamažu ateinantis suvokimas, kad korekcijos problemos nepavyks išspręsti su įrankiais ir biudžetu, kuriuos projektas buvo atsinešęs šiai problemai spręsti. Skaičiavimais neįveiksi svyravimo, kuris sunaikina kosminį laivą greičiau nei fiziškai įmanoma ką nors apskaičiuoti. Tau reikėtų kosminio laivo, kuris ištaiso svyravimą dar prieš suprasdamas, kad jis įvyko. Kosminio laivo, kuris neaptinka nestabilumą ir į jį reaguoja. Kosminio laivo, kuris tiesiog negali tapti nestabilus dėl to, iš ko jis pagamintas, nepriklausomai nuo to, ką su juo daro spindulys. Dabar tai skamba kaip mokslinė fantastika, bet būtent tai pastaruosius kelerius metus kūrė doktorantų komanda Teksase. Trečias skyrius – DART ir teksasiečiai. Doktorantūros studentai dr. Xiaofeng Wango laboratorijoje Teksaso A&M universitete nebuvo tie žmonės, kurių tikėtumėtės, kad išspręs šią problemą, jei vertintume pagal įprastus kriterijus. $100 milijonų vertės silicio slėnio iniciatyva jau buvo žlugusi, nors ją rėmė kai kurie garsiausi šiandien gyvenantys mokslininkai. Jie neturėjo nei žymių atstovų, nei spaudos renginių Niujorke. Vietoj to jie bendradarbiavo su gamybos centru universiteto miestelėje College Statione, Teksase. Mieste, kuris labiausiai žinomas dėl amerikietiško futbolo. Ir tuo, kad yra maždaug 2 valandos kelio nuo bet kur kitur. Tai, ką jie sukūrė, vadinama metajetu. Dabartiniai prototipai yra 10 mikronų po pločio. Palyginimui, vienas žmogaus plauko siūlas yra maždaug nuo 50 iki 120 mikronų pločio. Tai reiškia, kad ant kažko, ką anksčiau laikėte per mažu, kad pamatytumėte, galėtumėte išrikiuoti mažą metajetų flotilę. Visa įrenginys sveria mažiau nei sąvaržėlė. Jis neturi jokių variklių, jokių judančių dalių, jokio įmontuoto kompiuterio ir jokios valdymo sistemos. Ir geriausia dalis – jį vis dar varo lazeris, tačiau pačios medžiagos struktūra išlaiko jį kurse, taip kaip grevelis išlaiko adatą vinilinėje plokštelėje. Kitaip tariant, spindulys atlieka vieną darbą, o medžiaga – kitą. Štai kodėl ta antroji dalis yra tokia svarbi. Net jei Breakthrough Starshot išspręstų spindulio sekimo problemą, sugebėtų sukurti burę, kuri išliktų idealiai centre lazerio spindulio ir aparatas atlaikytų šiluminę apkrovą, įsibėgėdamas iki 20% šviesos greičio, vis tiek kitoje kelionės pusėje laukia didžiulė problema. Tu nežinai, kur skrendi. Kosmosas nėra tuščias. Jame yra atsitiktinių dalelių, gravitaciniai traukimai nuo objektų esančių šimtus milijardų kilometrų toliau ir visiškai nėra jokių orientyrų. Kosminis aparatas, kertantis 4,37 šviesmečio atstumą, kiekvieną 20 metų kelionės sekundę patiria visus šiuos poveikius. Kiekvienas postūmis yra mažytis, bet jie susideda. Starshot inžinieriai sėkmingu atvykimu laikė patekimą į vieną astronominį vienetą nuo Alpha Centauro. Tai neskamba įspūdingai, kol nesupranti, ką iš tikrųjų reiškia vienas astronominis vienetas. Tai leidžia nukrypti net iki 93,2 milijonų mylių. Tai maždaug atstumas nuo Žemės iki Saulės, ir tai jie laikė dosniu vertinimu. Taikinys jau buvo tokio dydžio kaip visa Žemės orbita, o nevaldomas šviesos burė negalėjo patikimai jo pataikyti. Jų pačių tyrėjai pripažino, kad vien tik nedideli lazerių masyvo virpesiai buvo nuo misijai reikalingo tikslumo skyrėsi ištisomis dydžio eilėmis. Net ir su pagalba, zondas tikriausiai vis tiek prašautų pro taikinį, kuris yra tokio dydžio kaip visos planetos orbitos trajektorija. Įsivaizduokite, kad metate smiginio strėlę iš Niujorko ir bandote pataikyti į taikinio centrą Londone, bet jūs nematote taikinio, jis juda, o kai tik strėlė palieka jūsų ranką, jūs negalėsite jos koreguoti. 20 metų – tai yra navigacijos problema. Kaip žinome, bet koks įprastas vairavimo problemos sprendimas prideda masės. Pridėkite masės kosminiam laivui, kurio visa varomoji sistema yra šviesos slėgis ir tai gali neišvengiamai sukelti žlugimą. Vairavimo sistema, kuri išgelbsti misiją, taip pat yra vairavimo sistema, kuri daro misiją neįmanomą. Tai yra ta konkreti, elegantiška, iš proto varantis spąstai, iš kurių Breakthrough Starshot niekada neištrūko. Metajet jų išvengia atsisakydamas žaisti pagal tas taisykles. Nėra vairavimo sistemos, kuri pridėtų masės, nes vairavimas nėra sistema. Tai savybė įdiegta į medžiagą dar prieš laivui pakylant nuo Žemės, todėl norint suprasti, kaip tai veikia, reikia labai greitai pereiti prie labai mažų dalykų. Ketvirtas skyrius. Griovelis įrašė. Metajet pagamintas iš medžiagos klasės vadinamos metapaviršiumi, itin plonos silicio plokštelės, padengtos nanomastelio stulpelių masyvais. Šie stulpeliai yra daug mažesni už žmogaus plauko storį. Jie taip pat tokie maži, kad raštas ant veidrodinio paviršiaus dydžio kaip jūsų nagas turi tiek struktūrinių skirtumų, kad galėtų užkoduoti visą daugiatomę enciklopediją. Tų metasluoksnio stulpelių aukštis, skersmuo ir atstumai yra tiksliai suprojektuoti tam, kad būtų galima tiksliai valdyti, kas nutinka šviesai, kai ji pataiko į paviršių. Pakeiskite vieną stulpelį vos keliais nanometrais ir pakeisite savo laivo trajektoriją.
Visas tarpžvaigždinio kosminio laivo navigavimas yra užkoduotas matavimuose, kurių negalėtumėte įžiūrėti su standartiniu laboratoriniu mikroskopu. Štai ką daro tie stulpeliai. Kai laikote sodo žarną ir vanduo šauna tiesiai į priekį, žarna atšoka tiesiai atgal į jūsų rankas. Tai elementari fizika. Newtono trečiasis dėsnis. Vanduo eina viena kryptimi, jūsų ranka stumiama kita. Dabar uždėkite lenktą antgalį ant žarnos galo. Staiga vanduo išteka kampu ir žarna smūgiuoja į šoną, o ne atgal. Tai tas pats vandens slėgis, sukeliantis visiškai kitokią jėgos kryptį. Antgalis neprideda jokios energijos, jis tiesiog pakeičia vandens kryptį, o reakcija vyksta automatiškai. Metapaviršiaus stulpeliai yra tarsi antgalis, o lazeris – vandens slėgis. Kai šviesa pataiko į įprastą atspindintį paviršių, pavyzdžiui veidrodį, jie atsispindi tiesiai atgal ir stumia burę tiesiai į priekį. MetaJet stulpeliai sukurti taip, kad išeinanti šviesa būtų nukreipta tiksliu kampu, todėl jei šviesa išeina į šoną, burė stumiama į šoną. Laive tam nereikia nei žmogaus, nei jokios įrangos. Forma yra programa. Tai ir yra šios sistemos grožis. Kuo toliau ji nukrypsta, tuo stipriau ji grąžinama į savo vietą. Ji tiesiog negali likti nukrypusi nuo kurso. Kalbant apie karštį, apie kurį mums buvo sakyta, kad jis išgarintų bet kokias įprastas atspindinčias medžiagas esant pilnai lazerio apkrovai, metasluoksnis išgyvena dėl savo gebėjimo atspindėti šviesą, o ne ją sugerti. Fotonai atlieka visą darbą, pakeičia kryptį ir perduoda impulsą, o ne perduoda visą savo energiją medžiagai kaip šilumą. Palyginimui, ankstesnis geriausias atsakymas į šią problemą buvo grafenas, viena stipriausių žmonių kada nors sukurtų medžiagų. Tuomet, kad išgyventų kelionės metu susiduriant su dulkių dalelėmis, tyrėjai pasiūlė sulankstyti burę į adatos formos profilį, kad sumažintų su dalelėmis susiduriančio skerspjūvio plotą. MetaJet silicio metapaviršius yra visiškai kitoks atsakymas, ne tik stipresnis, bet ir protingesnis. Laboratoriniuose bandymuose Lanco komanda pademonstravo visišką trimatį judėjimą, naudodama vieną fiksuotą lazerio spindulį. Jie privertė MetaJet prototipą judėti pirmyn, į šoną ir pakilti naudojant tik vieną šviesos šaltinį, be kuro, be valdymo komandų ar bet kokio kontakto. Tai buvo pirmas kartas, kai bet kokia optinė varymo sistema tai pasiekė, ir kiek komandai žinoma, niekas kitas to nėra padaręs. Spindulys atlieka vieną darbą, medžiaga kitą. Ir medžiaga niekada nepavargsta, jai niekada nepritrūksta kuro ir ji niekada neturi laukti, kol kompiuteris pasakys, ką daryti. 5 skyrius. 4,37 šviesmečio daugiau ar mažiau. Lonco komanda nėra viena. Caltech tyrėjai dirba su panašia lazerių varomų šviesos būrių stabilumo problema, o kitos grupės sprendžia tą pačią problemą iš kitų pusių. Faktas, kad kelios rimtos tyrėjų komandos nepriklausomai viena nuo kitos priėjo prie medžiagomis pagrįstų sprendimų Breakthrough Starshot iškeltai valdymo problemai, nėra atsitiktinumas. Šioje srityje suprasta, kad silicio slėnio instinktas viską spręsti programinę įrangą visada buvo netinkama šiam konkrečiam darbui. MetaJet prototipai šiuo metu yra 10 mikronų dydžio. Tikra tarpžvaigždinė burė turi būti kelių pėdų pločio ir niekas Teksaso A ir M universitete ar kitur neapsimeta, kad šis skirtumas yra mažas. Tačiau štai kas leidžia įveikti šį skirtumą taip, kaip ankstesni metodai negalėjo. Fizikiniai dėsniai priklauso nuo lazerio galios, o ne nuo įrenginio dydžio. Tie patys principai, kurie laboratorijos rezervuore judina mikroninio mastelio prototipą, pajudins ir metrų dydžio burę, kai ją apšvies gigavatų klasės spinduliai. Mechanizmas nesikeičia, keičiasi tik inžinerija, o inžinerija, skirtingai nei fizika, leidžiasi į kompromisus. Kitas svarbus etapas yra mikrogravitacijos bandymai, kurie parodys, ar MetaJet įrenginys kosmoso sąlygomis elgiasi taip pat, kaip ir laboratorijoje. Lunto komanda šiuo metu siekia gauti finansavimą, kad tai įvyktų. Tai tikrai tylesnė, mažesnė, mažiau fotogeniška užduotis nei spaudos konferencija One World Trade Center pastate, kurioje dalyvauja Stephenas Hawkingas. Jei tai pavyks, tai reikš kur kas daugiau. Galiausiai Breakthrough Starshot projektas skyrė milijonus dolerių ir 9 metus siekiui pasiekti žvaigždes, tačiau tyliai pasiekė aklavietę. Grupė doktorantų College Statione maždaug tiek pat laiko skyrė visiškai kitokiam klausimui. Užuot kūrę geresnį kompiuterį laivui, o kas jei laivui jo visai nereikėtų? Prietaisas, kuris galbūt kada nors nuneš pirmąją žmonijos žinutę į kitą žvaigždę, neturi nei variklio, nei valdymo kompiuterio, nei judančių dalių. Jis sveria mažiau nei blakstiena, o kryptį keičia naudodama šviesą taip, kaip boulingo kamuolys naudojasi kalva. Alfa Kentauro sistema vis dar yra už 4,37 šviesmečių. Šis skaičius nepasikeitė. Kas pasikeitė gamybos laboratorijoje, esančioje už 2 valandų kelio nuo civilizacijos? Tai klausimas, ar mes kaip rūšis turime pagrindo tikėti, kad iš tikrųjų galime ten nukeliauti.
Ir mes galime tai padaryti. Nes kiekvienas bandymas keliauti toliau į kosmosą, jis susiduria su ta pačia tiesa. Pirmiausia, turi išspręsti problemas čia pat, namuose. Sužinokite, kodėl NASA nori grįžti į Mėnulį, arba pažiūrėkite tai vietoj to.